Lietuvos krepšinio rinktinė surengė paskutinę treniruotę čia Ispanijoje. Mūsiškių laukia ir paskutinis mūšis pasaulio čempionate. Dėl bronzos kovosime su prancūzais, kuriems nusileidome praėjusių metų Europos čempionato finale. Lietuvos krepšinio rinktinė turės nemenką pranašumą akistatoje su Prancūzijos rinktine, nes prieš kovą dėl pasaulio čempionato bronzos medalių turėjo beveik 2 paras pasiruošti. Prancūzai po pusfinalio dvikovos su serbais turėjo vos 18 valandų pasiruošti dvikovai su lietuviais. Jonas Kazlauskas sutiko, kad šiuo atžvilgiu Lietuvos komandai labiau pasisekė. Be abejo, tas tvarkaraštis, esame ir mes buvo tokioje situacijoje, dabar jie, čia kaip sudėlioja organizatoriai. Lietuvos krepšinio rinktiniai papildomos motyvacijos akistatoje su prancūzais pridės ir praėjusiais metais nesėkmingai susiklostęs Europos čempionato finalas, kai Prancūzijos rinktinė nugalėjo Lietuvos komandą ir iškovojo auksą. Galbūt ir prideda, norisi surevanšuoti už pernai metus. Pernai pralaimėjom, likom antri šiemet negali tai būti. Prancūzijos krepšinio rinktinė šiame pasaulio čempionate žaidžia be savo lyderio Tonio Parkerio. Anot Jono Kazlausko, ši netektis stipriai pakeitė Prancūzijos rinktinės veidą. Jį pasikeitė, jeigu ana komanda su Tony Parkerio priklausė nuo Tony Parkerio, tai šita komanda turi daugiau įvairių žaidėjų ir įvairesnis puolimo planas. Lietuvos krepšinio rinktinė pasaulio reitinge užima 4. vietą, prancūzai 8. Prancūzijos krepšinio rinktinė po įspūdingos ir dramatiškos kovos pasaulio čempionato pusfinalyje rezultatu 85-90 nusileido Serbijos rinktiniai, kurią į pergalę vedė vienas naudingiausių pasaulio čempionato krepšininkų Milošas Teodosičius. Jis iš viso pelnė 24 taškus. Teodosičius serbams padėjo susikrauti net 18 taškų persvarą rungtynėse. Tačiau tuomet prabilo Prancūzijos rinktinės lyderis Nicolas Batumas. Portlando Trail Blazer žaidėjas pataikė net 8 tritaškius, o iš viso pelnė 35 taškus. Tačiau prancūzams persverti rezultato nepavyko. Serbijos rinktinė pasaulio krepšinio čempionate finale rytoj kovos su favorite vadinama ir Lietuvos komanda pusfinalyje įveikusią Jungtinių Amerikos valstijų rinktinę. Į finalą mus atvedė Milošas Teodosičius. Jis komandai suteikė daugybę dalykų, savo žinias ir patirtį. Dar prieš čempionatą jam sakiau, kad jis mums reikalingas ne tik kaip žaidėjas, jis mus visus padarė geresniais. Buvo tikras malonumas žaisti tokias rungtynes. Ta ir sakiau žaidėjams, mėgaukitės akimirką, nes prieš šį čempionatą niekas nesitikėjo, kad pateksime į pusfinalį. Gaila tik, kad mums nepavyko susikoncentruoti taip, kaip tai padarėme rungtynėse su ispanais. Vienais geriausių šio pasaulio krepšinio čempionato orakulais tapo Lietuvos rinktinės aistruoliai. Jie net ir komandai likus be Manto Kalniečio buvo tikri, kad rinktinė pateks tarp 4 geriausių. Dabar nebejoja ir lietuvių pergalė prieš prancūzus. Mes laimėsim! Daug buvo kalbų apie tą visą ir komandai nužygiavusi tiek, man atrodo, pritildė visus skeptikus, kurie jau ją laidojo po pirmo etapo ir taip toliau. Tai ir gavo šlapę mazgotę per dantis visi tie, kurie netiki. Svarbiausia tikėti savo komandą ir viskas, man atrodo. Valančiūnas labai patinka, taip, jaunas perspektyvus. Taip, nes patys dalyvavom finale, buvom Slovenijoje, stebėjom, tai vakar kaip tik sirgom už Serbiją, kad galėtumėm atkeršyti prancūzams. Mes laimėsim, tai vienareikšmiškai, o kiek nėra jokio skirtumo. Čia ne kelios rungtynės lemia, o kad ir 1 tašku. Tomas Langvinis, Donatas Pakštys, kamuolys apvalus, Madridas.